taip čia nusipiešiau antakius, dažniausiai neturiu aš. Mačiau, atkreipiau dėmesį, kad... Man atėjo aiškus suvokimas, kad aš nesu tik šitas fizinis kūnas ir kad jeigu man laikas išeiti, tai aš tiesiog išeisiu. Bet man buvo tokia vidinė malda, kad jeigu galiu likti, tai noriu, nes dar labai daug noriu nuveikti. Kinų būtent yra 5 tie elementai - žemė, medis, metalas, vanduo ir ugnis. Nuleido padangą. Tai ką dabar čia daryti? Pabandom patranzuoti. Susipažinsiu keliais su naujais žmonėmis. Patranzuosim biškai čia. Tai angelų periodų tu vadini šitą savo? Jo, aš jį vadinu angelų periodu. Labai gražus pavadinimas. Jie triukšmingi, jie kalba daug. Natūralioj būsenai, tai vanduo visada čiurlena. Natūrali būsena. Pavyzdžiui, jeigu žemė labai mėgsta 5 žvaigždučių viešbučius ir staiga jis sako, dabar lavinsim medį, pasiemam, varom, pakempinsim. Jeigu su metalu susitinki, draugė mano metalinė, tai jinai, pavyzdžiui, sako, eina savo, kai ištorėjai, pirmi žodžiai, net labas nebūna. Tai buvo, eik sportuoti, mažiau ėsk, iš karto ten pradeda varyti. Kos ir nemiga ir nuolatiniai kokie nors skausmai galvos ar kažko. Lygos galų gale, lygos kažkokios puola. Tai tikrai reikėtų atsisukti į save, į savo kūną ir tai yra holistinis požiūris. Metalai tai mėgsta tas brytvas. O medžiai tai tuos tokius senovinius, gražius, tokius kolekcijinius. Man labai gera, kad tu nemirėjai. Tu galėjai ateiti ir papasakot. Tikrai begalė įdomių dalykų. Jie tampa tais lyderiais, bet jie ne tie, kur per žiūronas. Per žiūronus žiūri pirmose žemę. Eilėse varo, ne? Pirmo eilėj varo. Tie su vėliavas, kur raunas ir sako, ten mirsim už tėvynę, žinai. Jeigu jam sako, tu ten gaidys, tu durnas, tu nefainas, tai jis galvoja, aš gaidys, aš durnas, aš nefainas, ką man su to daryti, žinai. Bet aš medis. Jis galvoja, kažką tai aš čia ne taip padariau ir nupjau galvą ir tu visiškai sveika. Bet su galva tai nėra viskas gerai. Ten chaosas. Tu turi nebebūti prisirišęs. Nes viena iš medžio stelmužės ąžuolas, pat apsmuiko. Būtent reikia nusikirsti save. Palauk, tai kaip tada pas tave čia taip nutiko? Aš esu, sako, metalas, bet patapau vandeniu. Tai tu gali rinktis, kaip čia, tai yra įmanoma. Kiekvienas išlikit atviras savo ir tikrai viskas susitvarkys ir jūs atsiskleisit ir išsipildysit, nes to čia ir atėjot. Ir išsipildykim, žodžiu. Tas išėjimo momentas, pasinerimo į tą transą arba ten į kažkokią pasąmonę ar netgi į vizijas visokias, tai jie labiausiai iš visų elementų yra linkę. Užsispyrimų ir atkaklumo reikalas, galima sakyti, kalbant apie pasirinkimą. Tai čia jau metalas taip pasakytų. Tai jeigu žiūrėti vandenį, jis labai labai gamtoje yra skirtingas ir žmogus kaip vanduo, jisai labai skirtingas gali būti. Tu esi tas ir jau čia taškas. Taip, tai yra iš tikrųjų darbo su savimi instrumentas. Negalėjau patikėti, kai nufotkinai ten duobę žvyrkelių, kur tu radai. Aš tai atvažiavau, o mane tiesiog taip nuvedė. Žodžiu, persidarė. Turbūt draudimo išmoką turėjai. Tiesiog. Įtariu, bandžiau čia eit pažingsniui, bet ties tais elementais. Tai davai, gerai. Tai bandom startuoti.